Šioje pamokėlėje pratęsime draugystę su vektoriais koordinačių erdvėje ir spręsime uždavinius. Pirmiausia, prisiminkime, kad erdvės vektoriams galioja tos pačios taisyklės kaip ir plokštumos vektoriams, tik erdvėje prisideda trečioji koordinatė z aplikatė. Ir pradėkime spręsti uždavinukus. Raskite tokius skaičius m ir n, su kuriais vektoriai a, kurio koordinatės m, 0,4 ir -1, ir b, kurio koordinatės 0,5 n ir 5, būtų koliniarūs. Prisimename, jog koliniarūs vektoriai yra tie, kurių atitinkamos koordinatės yra proporcingos. Tai ir rašomės proporciją. Taigi, m sutinka su vektoriaus b atitinkama koordinatė yra -0,5, taip kaip, aišku, imsime žinomus skaičius antrai daliai proporcijos, tai yra taip kaip -1 sutinka su 5. O dabar liko išspręsti proporciją. Tai yra vidurinių narių sandauga lygi kraštinių narių sandaugai arba 5m lygu 0,5, abi pusės padaliname iš 5 ir gauname, kad mūsų m yra 0,1. Apskaičiuokime n. Vėl rašome proporciją. Tai yra, norint rasti n, mes jau imame vektoriaus a koordinatę 0,4. 0,4 sutinka su n taip kaip -1 sutinka su 5. Vėl ta pati proporcija, tai būtų -n lygu sudauginus gauname 2 arba n lygu -2. Štai ir radome skaičius n ir m, kuriuos ir turėjome rasti. Antroji užduotis. Raskite vektoriaus AB lygaus vektoriui A, kuris yra -i plus 2j plus 3k galo B koordinates, kai A koordinatės yra 1, 2 ir 3. Taigi mes turime, kad taško A koordinatės yra 1, 2 ir 3, o taško B koordinačių mes nežinome, tai reiškia jos yra x, y ir z, randame vektoriaus AB koordinates. Vektoriaus AB koordinatės, prisimenat, iš galo koordinatės turime atimti pradžios koordinatę. Taigi būtų y -2 ir z -3. Dabar žinome, kad vektorius AB turi būti lygus vektoriui A. Vektoriai yra lygus, kai jų atitinkamos koordinatės yra lygios. Tai mūsų x -1 turi būti vektoriaus A koordinatė x abscisė yra -1. Taigi x lygus -1 keliame į kitą pusę ir gauname 0. Taip pat y -2 turi būti lygu vektoriaus A ordinatė, o tai yra 2. Taigi gaunam, kad y mūsų yra 4 ir z -3 turi būti lygu vektoriaus A aplikatė, arba tai yra 3, taigi z turi būti 6. Štai ir radome vektoriaus B. Taško B koordinatės turėtų būti 0, 4 ir 6. Tai ir turėjome rasti. Atsakymas taško B koordinatės yra 0, 4 ir 6. Dar viena užduotis. Duoti vektoriai m, kurio koordinatės -1, 2, 3 ir n, kurio koordinatės 5x ir -4. Su kuria x reikšme jie yra statmeni. O mes žinom, kad vektoriai yra statmeni, jeigu jų skaliarinė sandauga yra lygi taip 0. Taigi apskaičiuokime skaliarinę sandaugą. O
o skaliarinė sandauga tai yra atitinkamų koordinačių sandaugų suma. Tai -1 dauginam iš 5 plus ordinatės yra 2 ir x ir pridedam aplikatės, tai būtų 3 padaugintos iš -4 ir skaliarinė sandauga turi būti lygi 0. Tai gauname lygtelę -5 plus 2x minus 12 lygu 0. Išsisprendžiate ir gaunam atsakymą, kad vektoriai yra statmeni, kai x reikšmė yra 8 sveiki ir 5/10. Gavome x, kurio mūsų prašė. Ir dar viena užduotis. Nustatykite trikampio MNR rūšį, kai M koordinatės yra 0, 1, 2, taško N koordinatės -2, -1 ir 4, bei taško R koordinatės 3, 2 ir -3. Pirmiausia, nustatykime trikampio rūšį pagal kraštinės. Tai yra, raskime vektorių ilgius ir žinosim, kokios yra trikampio kraštinės. Vektoriaus ilgį, žinote, skaičiuojam pagal formulę, kad tai yra kvadratinė šaknis iš visų koordinačių kvadratų sumos. Taigi patogiausia pirmiausia rasti koordinates. Ieškokim vektoriaus MN koordinačių. O prisimename, kad norint rasti koordinates, mes turime iš galo koordinatės atimti pradžios, tai yra iš -2 atimti 0, 0, tada iš -1 turime atimti 1 ir iš 4 atimti 2. Taigi, vektoriaus MN koordinatės yra -2, -2 ir 2. Raskime vektoriaus MN ilgį. Vektoriaus MN ilgis yra lygus, kaip jau sakėm, kvadratinė šaknis iš kiekvienos koordinatės kvadrato. -2 kvadratu, pridedam -2 kvadratu ir pridedam 2 kvadratu. Tai būtų šaknis iš 12 arba 2 šaknys iš 3. Raskim vektoriaus MR ilgį. Tai vėlgi susiraskim pirmiausia koordinates. Vektoriaus MR koordinatės būtų vėl iš galo atimam pradžią. Tai būtų 3 minus 0, 2 minus 1 ir -3 minus 2. Arba vektoriaus MR koordinatės būtų 3, 1 ir -5. Suraskite, prašau, vektoriaus MR ilgį. Lygiai taip pat kaip vektoriaus MN, pritaikę tą pačią formulę. Vektoriaus MR ilgį gauname kvadratinę šaknį iš 35. Ir surandam vektoriaus NR koordinates ir ilgį. Pagal tą pačią taisyklę randame koordinates, kurios būtų 5, 3 ir -7. Ir vektoriaus NR ilgis, suskaičiuokite, taip, ir gauname 8 kvadratinė šaknis iš 83. Matome, kad visų 3 kraštinių ilgiai yra skirtingi. Tai galime sakyti, kad trikampis yra įvairiakraštis. O dabar nustatykime to trikampio rūšį pagal kampus. Tai yra, apskaičiuokime, geriausia tai rasti, skaičiuojant kampo kosinusą. Jeigu kosinusas lygus 0, tai kampas yra status. Jei kosinusas yra teigiamas skaičius, tai kampas yra smailus. Ir jei kosinusas neigiamas skaičius,
tai kampas yra bukasis. Aišku, jį skaičiuojame prieš ilgiausią kraštinę, nes didžiausias kampas gali būti prieš ilgiausią kraštinę. Taigi, kadangi ilgiausia kraštinė yra NR, mes matom, tai ir skaičiuokime kosinusą kampo tarp vektorių MN ir MR. Tai yra kampo prieš ilgiausią kraštinę kosinusas. Taip, o kosinusas, žinom, galim apskaičiuoti skaliarinę sandaugą iš MR padalinę iš tų vektorių ilgių. MN vektoriaus ilgio sandaugos ir MR vektoriaus. Taip, vektorių ilgius jau turime, beliko apsiskaičiuoti skaliarinę sandaugą. Taigi vektorių MN ir MR skaliarinę sandaugą prisimename, tai yra jų atitinkamų koordinačių sandaugų suma. Tai būtų MN koordinatė -2, dauginam iš MR koordinatės, tai yra trejetuko, plus ordinatė, tai būtų -2, padauginta iš vieneto ir plus aplikatės jau būtų 2 kart -5. Atliekame veiksmus ir gauname, kad skaliarinė sandauga yra -18. Taigi skaičiuojame kosinusą kampo tarp vektorių MN ir, čia neuždėjau ženkliuko, ir MR kampo tarp šitų vektorių kosinuso. Tai būtų, įstatom skaičius, minusą rašau priekį, 18, vektoriaus MN ilgis yra 2 šaknys iš 3 ir dauginam iš vektoriaus MR ilgio, tai būtų kvadratinė šaknis iš 35. Čia galime veiksmų net nebeatlikti, nes aiškiai matome, kad kampo kosinusas būtų neigiamas. Arba sudauginus kvadratinė šaknis iš 105, kadangi kosinusas kampo yra neigiamas, tai reiškia kampas yra bukasis. Tai kągi mes gavome, jog mūsų trikampis MNR yra įvairiakraštis bukasis trikampis. Štai ir viskas šiai dienai.